Sveiki, šiandien pakalbėsim apie šilumą arba apie jos nebuvimą. Gyvenam Lietuvoje, nardom šaltam vandenį. Jeigu norim panerti 30 metrų ir giliau, susidursim su 4 laipsnių temperatūra. Pabūsim ten valandą pusantros, pajausim tikrą gaivą. Tai šitą klausimą norisi kažkaip tai spręsti. Galima rengtis labai daug, tada prarandi judrumą. Galima pasinaudoti technologijom. Viena iš senesnių technologijų, kuri yra žinoma nardyme, tai naudot sauso kostiumo papūtimui inertinės dujas argoną. Argono termovarža yra gan didelė ir jeigu teisingai daryt, galima pasiekti tam tikrą efektą. Tačiau gyvenam 21 amžiui ir yra kiti technologiniai sprendimai. Vienas iš tų sprendimų yra šildomas elektrinis pašiltukas. Yra keletą gamintojų, kurie siūlo šitą variantą. Ir vienas iš jų yra Santi. Santi labai gerai žinomas brandas Lietuvoje. Daug kas nardo su Santi sausais kostiumais. Tačiau mano nuomonė, tai yra mano privati nuomonė, šitas brandas yra truputėlį pervertintas. Taigi aptarsim, kas prie ko ir tuo pačiu pasiūlysiu sprendimą, kaip tos klausimus galima spręsti. Nardant su elektriniu pašiltuku, naudojant elektrinį šildymo sistemą, mes turim suprasti, kad prisiimam tam tikras rizikas. Jeigu mes įsigilintumėm į dekompresinę teoriją, tai mes surastumėm temperatūrinį koeficientą ir pamatytumėm, kad prie skirtingų temperatūrų saturacijos ir desaturacijos greitis yra skirtingas. Taigi tie, kurie naudoja elektrinį šildymą, turėkite galvoje, kad jūsų dekompresinis profilis yra įtakojamas temperatūrų pokyčių. Padarykim prielaidą, kad mes tą dalyką suprantam ir priėmėm sprendimą naudoti elektrinį pašiltuką. Taigi Santi siūlo įvairias konfigūracijas. Galima naudoti atskirai pašildymo liemenę, galima atskirai naudoti pilną pašiltuką, galima kombinuoti ir vieną ir kitą, papildomai naudojant pirštines. Taip pat Santi siūlo sprendimą, kaip tą dalyką prijungti prie sauso kostiumo naudojant termovožtuvą bei įvairius maitinimo šaltinius. Aš savo pasirinkau storiausią pašiltuką BZ400 su sąlyga, kad jeigu elektra dėl kažkurios tai priežasties dingtų, aš galėčiau komfortiškai užbaigti nerimą. Taip pat naudoju šildomas pirštinės bei šildymo elementą. Šildymo elementą naudoju trečio gamintojo ir tai yra Miranda. Visi šitie dalykai nėra pigus. Taigi BZ400 siūlo už 730, pirštinę siūlo už 238 eurus, termovožtuvų už 176, Santi siūlo šildymo elementą už 988 ir Miranda gan didelės talpos elementą siūlo už 1265. Viską bendrai sudėjus pas man gavosi biudžetas, dadėkim siuntimą, 2409 eurai, su apvalinam 2500. Ir mano supratimu tai yra tikrai dideli pinigai. Investavus tokią sumą norisi tikėti, kad jūs gausit labai kokybišką produktą, kuris jums tarnaus ilgai ir be priekaištų. Tačiau mano patirtis rodo, ką kitką. Pirmas dalykas, kuris išėjo iš rikiuotės, buvo pirštinės. Pirštinės atrodo kokybiškos, gerai pasiūtos, gerai pagamintos, bet elektrinės jungtys yra absoliučiai niekam tikusios. Bukvaliai po kelių nerimų laidas prie jungties, jisai nusilankstė ir vienos ir kitos pirštinės laidukai nulūžo, pirštinės nustojo funkcionuoti, nustojo šildyti. Ačiū Nerijui, jis turėjo panašią problemą su savom pirštinėm ir geranoriškai pasisiūlė tas pirštinės suremontuoti. Taigi ir vienoje ir kitoje pirštiniai jungtis buvo suremontuotos, sulituotos ir to dėka tos pirštinės pratęsė savo gyvenimo ciklą.
Tačiau to džiaugtis teko neilgai ir vokvalio štilių nerimų nusilankstė laidas ant pašiltuko. Tas laidas, kuris jungia patį pašiltuką su pirštinė. Pirštinės vėl nustojo šildyti. Priminsiu, kad pirštinės kainuoja virš 200, pašiltukas kainuoja apie 700. Ir staiga šitie daiktai nebefunkcionuoja. Sudėtus pigūs laidai, nekokybiškos jungtys, kurios tiesiog realiai po keletą nerimų nulūžta, laidai nulūžta prie pat jungties ir prilituot yra be galo sudėtinga. Pasinaudojus kantrybę, panaudojus vėliau termokembrikus, man pavyko juos sulituoti tam, kad pratęst gyvenimą. Bet mano supratimu, daiktai, kurie kainuoja tokios pinigus, jie turėtų tarnauti truputėlį kitaip ir jų montavimo kokybė, pagaminimo kokybė turi būti absoliučiai kita. Sekanti problema, kuri įvyko, tai nustojo funkcionuoti termovožtuvas. Nulūžo taip pat laidas prie pat jungties. Taigi noriu priminti, kad pačio termovožtuvo kaina yra 176 eurai. Noriu pažymėti, kad šitie visi gedimai įvyko ne po 1000, ne po 2000 ar ten 5 ar 10 metų eksploatacijos, o jie įvyko per labai trumpą eksploatacijos laikotarpį. Aš nefiksavau konkrečiai, bet padaryčiau prielaidą, kad su šita šildymo sistema aš esu padaręs nedaugiau negu kokį 50 nerimų. Ir investavus tokią pinigų sumą, tai yra tikrai labai apmaudu. Vieną kartą jau lituotas ir remontuotas termovožtuvo laidas vėl nulūžo, vėl dingo šildymas ir dabar priėmiau sprendimą tą laidą pakeisti iš esmės. Taigi dabar jį demontuoju, atsuku tokį fitingą, jūs čia matot, kaip jisai yra sandarinamas, ir užsisakiau kelis laidus iš įvairių gamintojų tam, kad jį galėčiau pakeisti. Atrodo labai keistai, bet iš ties laidas, kuris yra viduje, jis be galo trapus ir absoliučiai, mano supratimu, šitai funkcijai netinkamas. Jis tiesiog palietus rankomis pirštuose pradeda trupėti. Taigi demontuoju šitą laidą ir keisime jį nauju. Išardame termovožtuvą, atskiriam jį nuo papūtimo vožtuvo. Ir čia susidūriau su dar viena įdomia problema. Mano atsisiųsti laidai, pasirodo, jie yra skirtingo diametro. Aš atsisiunčiau tvirtinimo elementą arba fitingą, kuris skirtas tam, kad šitas laidas būtų užsandarintas. Bet kai pradėjau montuoti, supratau, kad sriedis ir diametras į turimą termovožtuvą netinka. Priėmė sprendimą naudoti mažesnio diametro laidą ir naudoti santį turimą sandarinimo tvirtinimo elementą. Taigi laidas yra instaliuotas. Noriu tikėti, kad jis pakankamai gerai užsandarintas ir į kostiumą nebėgs vanduo. Tiesiog noriu paminėti, kad gauti laidą iš santį buvo gan sudėtinga ir ten buvo gan ilgi terminai, ten prašė laukti ne vieną ir ne 2 savaitės, todėl ir nusipirkau laidus iš trečiojo gamintojo. Noriu tikėti, kad jie tiko, palikau juos truputėlį ilgesnius, kad pamažinti apkrovą tuo metu, kai maitinimo šaltinio ir kostiumo laidas yra jungiamas. Mane daugiau neramina laidai, kurie jungia pašiltuką su pirštinėm, kadangi su kiekvienu remontu jų ilgis trumpėja. Ir galvočiau, kad mokant tokios pinigus, Santė tikrai turėtų investuoti truputėlį į tą elektrinį dalį ir jungtis padaryti tokias, kurios tarnautų ilgą laikotarpį, būtų atsparios ir būtų lengvai jungiamos. Na taigi, jeigu kas nors susidūrė su panašiom problemom kaip aš, tai siūlau nepanikuoti. Mes visi auksarankiai, visi turim rankas, mokam rankoje laikyti lituoklius.
Ir taip toliau. Be abejo, yra apmaudu, kad sumokėjus tokios pinigus turi imtis tokio amatininko darbo, tuo labiau, kad su kiekvienu remontu tų laidų galiukai jie trumpėja ir atsiranda riba, kai tiesiog nebebus prie ko lituoja. Bet vienaip ar kitaip šildomas elektrinis pašiltukas, aš sakyčiau, yra geras, yra tikrai labai faina. Ir į savo patirties galiu pasakyti, kad maždaug po 1,5–2 valandų nerimo 4 laipsnių temperatūroje išneri ir tikrai jautiesi gerai. Ir man labai norėtųsi, kad šitą tikrai puikiai gerą idėją turėti elektrinį šildomą pašiltuką, kuris suteikia komforto po vandeniu ir leidžia daryti ilgus nerimus. Kad jinai būtų įgyvendina visai kitame techniniam lygmenyje ir kad tie daiktai, už kuriuos mes mokam tikrai didelius pinigus, jie būtų patikimi, tarnautų ilgai ir užtikrintai. Remonto darbai kaip ir pas mus baigti, dabar liko visą šitą išbandyti realiom sąlygom, pasižiūrėti, ar tas kostiumas išties išliko sausas ir ar šildymo sistema mus šildys. Jeigu turite kitokią nuomonę arba kitokius sprendimus, rašykit komentaruose, būsiu visiems labai dėkingas. O dabar šiltų ir saugių nardymų visiems.